laimėtoja challenge, išlaikė 6 minutės challenge. Kas yra challenge, tai kiekvieną mėnesį ar ten kažkiek mėnesių darom tam tikrą iššūkį, kurio metu žmogus atlieka tam tikrą pratimą ir gali laimėti. Tiek vyras, tiek moteris, tai Kamilė, heroja mūsų, jau ne pirmą kartą laimėjo iššūkį, išlaikė 6 minutės. Kaip jautėtės tas 6? Nu, sunkiai. Buvo labai sunku, bet pergalė užtarnauta ir nusipelnyta. Tai. Bet ne pirmas kartas laimėt teko, tai kaip? Nu, ne pirmas kartas, tai praeitą kartą mane aplenkė, bet šį kartą aš. Tai. Kokia sėkmės paslaptis būtų, ką reiktų daryti, nepraleisti treniruočių? Jo, nepraleisti treniruočių su Linu ir Kamilė, ir Linu kitu, ir aišku Milda, ir Matu. Viešpatie, kiek daug trenerių. Gerai, ačiū labai, šaunuolė, laimėjai. Treniruotę pradėjom nuo apšilimo ant steperio, padarėm ant steperio 30 aukštų ir dabar darom apšilimo rotatoriam ir viskam, kam reikia, kaip sakant, vidiniam raumenim, sustabilizuojam mentis, pečius ir tada darysim jau pagrindinę treniruotę. Tai šiandien darom visą kūną, po kiekvieną pratimą, kiekvienai kūno daliai, nes dariau po to sugrįžęs pirmą dieną visą viršutinę kūno dalį, tada kojas dariau po dienos poilsio, tai trečiadienį, vėl ketvirtadienį ilsėjaus ir šiandien dabar gaunasi vėl upper body visas. Tai va, važiuojam. Mėgstu irgi šitą pratimą atliekant, daryti išsukimą. Jeigu žmonės, kaip pavyzdys būna, atitraukia ranką per daug atgal, aš mėgstu dėti kaladėlę lengvą arba kažkokią, vadinkim, pedą, kad jie turėtų jį laikyti prispaudęs alkūnę. Taip alkūnė nepalieka korpuso, nugarą tiesi ir atvedinėjam iš rotatoriaus. 15-20 pakartojimų. Šiaip darau šitą ir apšilimui ir darau dar tuo pačiu metu įdedu tarp pratimų, kad varyčiau daugiau pakartojimų per visą treniruotę. Dabar dėliosiu savo programą, kad būtų grinai viena diena tik tais mobilumas, vidiniai raumenys ir visi rotatoriai, kas reikia. Tai darysim tokią 4 dieną aktyvumo su kardio. Pasinaudojam gumą paprastą. Teo, čiau, pasimatysim. Pasinaudojam paprastą gumą, maždaug smakro galvos aukštį. Rankas pasiemam šitaip ir atvedam atgal. Ir rotatorių vėl apšilimą padarom gerą, kitoj padėti koją į priekį. Mentis suvestos, rankos stabiliai, ne žemiau, ne aukščiau, kaip būtų ant horizontalios plokštumos, 90 maždaug laipsnių, pasukam minimaliai, iš lėto atleidžiam, neatlaužiam. Op. Aktyvuoju mentis, tuo pačiu apšyli vėl gerai pečius, delnus laikau taip, biškai įtupiu giliau, kojos sulenktos. Dabar nugara specialiai kuprelė lengvai padaryta, įkvepiam, atveriam krūtinę, suvedam mentis, atvedam rankas atgal ir keliam į viršų, stengiamės laikyti delnus taip, kad nenuėtų į priekį, pečiai stempia, mentis suvestos ir atgal ir iškvepiam vėl. Gilus įkvėpimas. Ir dar vienas geras veiksmas, iš tikrųjų vėlgi menčių suvedimui, stabilizavimui. Kojas plačiu. Įkvepiam. Ir atvedam kiek galima atgal. Alkūnes. Kilimų. Rankos eis apie 45 laipsnių kampu nuo kūno. Tuoj pademonstruosim, kaip tai turi atrodyti. Tai visa esmė, kad kai darau atsispaudimą, atspaudimas vyksta ne taip plačiai, nes vėlgi, kaip žinom, spaudimas labai plačiai, labai duoda per petį, laužia pečio sąnarį, tai biškį paspausim žemyn. O taip ir gausis biškį lengvas nuožulnus kampas, ne kem 5, bet biškį žemiau. Žmonėm, kurie turi su pečiais problemų, yra buvę didelių traumų, trūkimų, plyšimų, tai tada rekomenduoju dar arčiau savęs leisti alkūnės ir daryti siauriau ir akcentuoti suspaudimą, aišku, ir atleidimą gilų. Jeigu nepavyksta, leidžiam dar arčiau savęs, tada darom gilų tokį pratempimo poziciją ir suvedimą maksimalų. Tai va, šiandien darysiu sveiko žmogaus atsispaudimą. Man yra vėlgi kaip dalis krūtinės treniruotės ir apšilimo. Leidžiamės gilin, iš lėto, siekiame ne klubais, ne juosmeniu, o krūtinę žemę. Žvilgsnis yra tiesiai žemė, galva tiesiai, nenulemta, neatlošta ir atsispaudžiam. Presas įtemptas, sėdmenis irgi. Kaladėlę tokiam aukštį, jeigu sunku atlikti spaudimą tokiam. Jeigu nepavyksta, merginom galim daryti nuo kelių arba daryti kaip pavyzdys irgi lėtą nusileidimą, kojas plačiau. Leidžiamės, tuoj sekundėlę pakoreguosiu.
kojas plačiau, leidžiamės lėtai paliečiam opkaladėlę ir nuo kelio atsikeliam atsispaudžiam. Vėl kojas padedam, lėtai, op, nuo kelio atsispaudžiam, labai gera variacija. Išdirbam negatyvą, paskui ir pozityvas bus lengviau. Bet mano tikslas yra daryti pilną atsispaudimą šiandien, tai kojas suglaustas, sėdinis temti presas iki kaladėlės. Ir iš tikrųjų darysiu antrą pratimą, būtent vėlgi krūtiniai. Priekė dirba viršutinė krūtinės dalis, skaidulos tempiasi labai gerai. Taipogi pečių priekinė dalis, priekinė delta ir tricepsas, žasto trigalvis raumuo. Aišku, pagrindinis akcentas yra vėlgi krūtinė. Pedas yra padedamas ant nugarą tam, kad mentis geriau susivestų ir nevaikščiotų į priekį. Tai mažiau aktyvuosim pečius ir darysim mažesnį jam apkrovą bei žalą. Ir gausim geresnį pratempimą. Laikau dabar specialiai be rankenų, tam, kad kumščiai būtų tokia pozicija, delnai nusukti nuo manęs nei mane. Pilvas įtrauktas, jausmuo priglaustas, mentis suvestos ir lengvas išlietimas ties vidurį nugaros, labai minimalus. Jeigu turim su nugaro problemų, tada išpučiam orą, pripresuojam, prispaudžiam nugarą pilnai. Mano atveju aš noriu biškai įtraukti ir išsiries, kad geriau pratem krūtinę. Šitoj vietoj laikau kem 5 laipsnių kampu, jeigu jaučiu apkrovą ties pečiais, sulenkiu daugiau, jeigu galiu noriu ištiesiu daugiau. Ir iškvėpiu, iš lėto suvedu, palaikau pauzę ir akcentuoju vėlgi gerą pratempimą gilų ir kontrolę ties negatyvų. Tai yra pats svarbiausias dalykas raumenių hipertrofijai ir sveikam jo vystymuisi, augimui. Ir yra didelė traumų prevencija, va taip atliekant lėtai ir geriau atlikti su mažesniu svoriu, didesnį kiekį pakartojimų, su maksimalia kontrolė, lėtų atleidimu, pauzė pačioje pratempimu, nes raumuo mėgsta labai gilų gerą pratempimą skaidulos ir akcentavimą kuo didesnės amplitudės, nes kuo ilgesnį laiką yra atliekamas darbas didesnė amplitudė, tuo didesnį laiką raumuo patiria įtampą. O ko mes ieškom salėj? Raumeninės, vadinkim, raumenų įtampos. Tai ją galim sukurti pasieną arba didžiulį svorį, rizikuoti traumą bei sąnario apkrovą, perkrovą tiksliau, arba daryti lengvesnį svorį ir kaip darau aš, išnaudoti pilną amplitudę ir apkrauti raumenį. Irgi lygiai tiek pat stipriai, kiek daryčiau gal dabar su trigubu svoriu. Alkūnės yra neįsuktos į vidų, nei į šalis, kad petį laužtų, maloniai padėti išsukimo. Gal čiučiut arčiau korpuso vis tiek, nes galėčiau va taip pasukti. Laužė petį, va taip jau gerai. Ir tada negatyvus, svarbiausios amplitudės dalies pratempimo 5 greitus. Su volu, kai aš atsirim tarkim ir bicepsui. Nes mentis gerai suvestos krūtinė aukštai. Geras gilus pratempimo kampas, pečiai yra atvesti atgal. Lauk. Slempas nusimontuot nori. Tai va, real deal, ką tik valgiau, tai iš Sushi Expresso jokių rėmimų nėra. Sušiai, ne, tiesiog laiko. Tai teko pavalgyti sušiukų. Ir dabar... pagaliau rodo mane. Dabar pagaliau lekiam, mes pasimsim Nidą. Bobos gazas dugnas. Pas Paulių. Susidėliojom reikalus. Pasimastėm idėją. Bandysim pušint. Žiūrėsim, kas bus. Galimai pamatysit per TV6. Ką mes veikiam? Valom mašinį Nidą, vaizdelės naudo, ne? Sėdėm laukiam, kol įsipavyks. Ką? Oi, nieko nesigirdi, nes mikrofono nepasiėmiau. Žodžiu, ta dalis, kurios daug kas nerodo. Tai apsipirkimus, ką pirksiu, šiaip iškart pasakau, atvažiavau čytint, tai prisipirksiu nesąmonių. Žodžiu, number one dalykas, ką mėgstu, tai yra saldeką, bet saldeko negalima, kai čytinu stengiuosi neimti saldeko. Tai pasiėmiau gaidelis, tai čia ne man, čia nedutėjai, braškės man, leisai 2 perki, tiksliau 1 perki 2 dovanų, negaliu nepaimti. O toliau, šiaip jeigu lengvai būna čytinu, tai imu oven beikus estrelos. Bet mano mėgstamiausia, tai aš kaip ir su truputį estrelos šiti, žali mėlyni. Bet šiandien biškai paįvairinsim. Tada prieinu prie savo silpniausios skyriaus. Ledai, jau prisikroviau, kiaušiniai, mėsa rydienai, light sūris.
Čia į mašiną šitą vešęs? Supratau. Žodžiu, bus pianino muzika mašinai. Ne? Cool. Taip ir gyvenam. Pianino muzika mašinai. Fun. Tausinė? Tai va, šeštadienis yra mano daddy time, Kamilė dirba nuo 8 ryto iki 1 berods. Tai važiuojam, nes paliko maistą ir gertuvę, kad galėtų pavalgyti atsigert. Važiuojam pas ją, tada važiuojam, nupirksim dovanėlę, nes jis į gimtadienį dar šiandien dajuko, mūsų kaimynų vaiko ir... Nežinau, šiandien tokia rami diena. Atvarėm savo mėgstamą vietą priešais mūsų studiją Maironio gatvėje. Tai čia yra New York Cafe. Nedutė mėgsta kakavą, padaro nešaltą, o mamytė mėgsta mačią šaltą, ne? Nekrapštyk nosės, gerai? Filmuoju. Turto radai, ne? Pradėk tu, Katina. Tai čia šuo. O tai kaip Katinas? Kaip atrodo, kai biškaraleriukai šovė ir bijai Spidermaną. Tai kaip atrodo, kai siautis su Spidermanu.